Na ką, sveiki visi. Turbūt čia bus vienas iš mano naudingiausių ir svarbiausių webinarų. Ir pradėsiu nuo to, jog tai, ką pasakosiu ir tai, ką išgirsit, vėlgi čia viskas priklausys nuo jūsų. Aš rekomenduoju tiesiog, kaip ir kiekvienas žmogus, turim savo įsitikinimus, priimti ir išnaudoti ar panaudoti tai, kas jums vėlgi tinka, naudinga, priimtina ir aišku jum aktualu. O visa kita vėlgi, kaip sakant, galima atmesti. Tai čia kiekvieno požiūris į gyvenimą, atrodo, yra išskirtinis ir unikalus, o aš tiesiog pasidalinsiu tai, kas man asmeniškai padeda ir kodėl dvasingumas ir sėkmė yra viena ir ta pati savybė. Tai kalbant apie savo patirtį, vėlgi alkoholizmas, narkotikai, žemiausias gyvenimo taškas ir ieškojimas pašaukimo, ką noriu daryti vėlgi savo gyvenime, pagalba kitiems, darbas, verslas, sėkmė, vaikai, šeima, finansai yra mano galbūt didžiausias tikimumas į tai, jog atradau save dvasingume. Ir čia nėra tikrai apie jokią religiją, čia mes kalbėsime apie tai, koks yra ryšys su savimi, ryšys su gyvenimu ir kodėl viskas yra, kas yra, tai yra viena. Ir čia išdėstysiu galbūt, taip pasakysiu, svarbiausius, ką išmokau iš seminarų, knygų, sėkmingų žmonių, vėlgi istorijas ir kodėl mes nesam tiesiog žmonės, turintys vėlgi dvasinę patirtys, o labiau esame dvasinės būtybės, kurios turi žmogišką patirtį čia. Ir paliksiu galbūt su šituo webinaru jums tiesiog patiems atrasti vietų, kur radot, kad labiausiai rezonuoja, kur labiausiai norėtų įsipatirinėti. Paliksiu ir knygų rekomendacijas, ir podcastų ir taip toliau. Ir tiesiog man asmeniškai, kur aš esu, labiausiai padėjo atrasti save dvasingumą. Ir norėčiau padėti ir galbūt, vėlgi, buvau skeptiškas, ar daryti, nedaryti tokį webinarą, bet pasakysiu taip, kiekvienas, man atrodo, turim tikėjimą, kiekvienas turim kažkokią sąmonę aplink tai ir tiesiog arba yra tas tabu, arba nieks nekalba, tai, man atrodo, pradėsiu aš, o jūs galėsite pasinaudoti tai, kas naudinga. Čia tiesiog apie tai, kad jūs augtumėt kaip žmonės ir sporte, ir sveikatoje, ir šeimoje, ir santykiuose, tai tikiuosi tai atvers jums šiek tiek akis, galbūt padės ir atrasite naujų idėjų. Tai čia ganėtinai ilgas webinaras, bet jis labai labai naudingas, turbūt pats vertingiausias, kokį tik sukursiu, nes tai viskas sujungia. Labai visus, vėlgi, mąstymas, sportas, motyvacija, mytyba, visą tai sujungs į šitą bendrą webinarą. Tai čia bus labai labai naudinga absoliučiai visiems. Tai rekomenduoju prisėsti, pasimti popkornų ir važiuojam. Tai va, pradėsiu nuo to, jog man asmeniškai dvasingumas tai yra energija. Ir absoliučiai viskas yra energija, nuo daiktų, žmonių, vėlgi gamtos, visa tai yra energija. Ir mūsų, vėlgi, ryšys su tuo, su savimi, su visata. Tai mes, kaip sakant, kaip žmonės, esame tokie kaip ir radijo stotys, nors atrodom kaip fiziškas kūnas, bet realiai jisai išnyksta, nes vėlgi energija sunyksta ir taip toliau. Ir sąmoningumas ir vėlgi, kadangi mūsų požiūris ir kur mes einam į priekį, nulems jūsų sąmoningumą aplink jūs, kur jūs teikiate savo energiją, kur jūs teikiate savo dėmesį. Tai jūs esate kūrėjai. Tai va. Ir viskas apie energiją. Tai pradėsiu nuo pačios energijos, nes galbūt tai vadins angliškai frequency. Ir kad tai energija, man atrodo, geriausias pavyzdys yra mūsų džiaugsmas, vėlgi liūdesys, ašaros, pyktis. Vis tiek tai yra, kaip sakant, būsena ir energijos srovė, kurią mes, kaip sakant, išskleidžiam. Ir čia tiesiog šone pademonstruosiu skalę, vibracinę skalę, tai kaip energijos, vėlgi, aukščiausia energija, žemiausia, vidutinė ir taip toliau. Tai vėlgi turbūt labai aišku, kai mes esame įsimylėję, mes esame džiaugsmingi, pati aukščiausia tai yra energija, ta euforija, tas geras jausmas. Ir mūsų mintys, mūsų būsena tai nustato. Tai mes dėl to mes esame patys kūrėjai. Nes mes apie ką galvom, tą pritraukiam. Kiekvienos mintys jūsų kuria jūsų realybę. Tai du žmonės pastačius į vieną kampą ir, tarkim, įsivaizduokit, kad vyksta kažkoks veiksmas ir po to veiksmo yra du žmonės, kurie turi dvi skirtingas perspektyvas, arba gerą, arba blogą. Tai čia žmonių, kaip sakant, pasirinkimas. Ir tai yra perspektyva. Ir čia tiesiog galbūt taip pasakysiu, geriausias gyvenimas yra tada, kai mes esame toje aukščiausiai skalė, aišku. Ir galbūt jūs irgi save galėsit pasilyginti, kur aš su ten, vėlgi, dėkingumas, entuzijazmas, nuobodulys, nusivylimas ir pyktis. Tai čia yra tos vibracijos skalė, kur tiesiog galite save, tiesiog, taip pasakysiu, jeigu esate kažkur vidury, galite pakelti su tam tikrom praktikom. Ir aš taip pat pridėsiu, vėlgi, ir naudingus patarimus, kaip tą padaryti.
Nes mūsų jausmai yra signalas, kokioj mes esam vibracijai, kokioj mes esam fazai. Ir čia yra, kaip sakant, mūsų gyvenimo dovana, kompasas, jeigu mes suprantam tai. Nes jūs kiekvieną kartą atsižvelgia žinot, kad, aha, čia yra mano būsena, aš ją galiu pakeisti. Ir čia yra labai šaunus dalykas. Tebūnė tai būna liūdėsys, tebūnė tai būna pyktis, jūsų sąmoningumas turi įsijungti ir suprast, aš jaučiu pyktį. Ir tiek ir tai reikia, kad visa tai pradėtų kilti į viršų. Ir po to reikia klausti, ką aš galiu padaryti. Taipogi įdėsiu namų darbų ir užduočių, ką galėsime padaryti. Ir į tokius dažnius jums atsako visata. Tai vėlgi visata, Dievas, į ką jūs besiremsit, tai yra, kaip sakant, energija, tai yra, kaip sakant, taisyklės to gyvenimo, vadinkit karma, kur jūs reaguoja ir veikia aplink tai, kaip jūs ir kokio jūs energijai esate. Čia daugiau vėlgi grįšiu į dažnį, nes mes esame ne ko mes norime, arba turime ne ko mes norime, o tas, kas mes esame. Tai mes, jeigu esame baimė ir pyktis, mes tą pritraukiam, tą labiau matom, raudonos mašinos efektas. Ir aukštas dažnis yra džiaugsmas, dėkingumas, meilė, o žemas pyktis ir baimė. Tai mums tiesiog reikia, jeigu mes norime kitur būti, reikia pasirinkti kitą dažnį. Tai va, ir kodėl aš vėlgi čia sujungsiu taip pat ir su sportu, nes aktualu visas gyvenimo ciklas ir viso gyvenimo ratas. Čia iš tikrųjų galėtumėte sustoti, kaip pasakyti, paspaus pauzę ir įvertinti šitas vietas nuo 1 iki 10, kur jūs esate šiuo metu gyvenime savo. Tai kodėl dvasingumas ir kiekvienas srities yra pagrindas. Tai dvasingumas remiasi į absoliučiai viską, aišku, tai yra jūsų fizinė sveikata, psichinė sveikata, santykiai, karjera, verslas, finansai, asmeninis augimas. Ir tai yra centras to iš pačios energijos, tai kur mes teikiam savo energiją, nes dažniausiai ten ir triumfuoja mūsų gyvenimas, kur labiausiai remiamės į santykius, tai aišku triumfuoja santykiai, kur mes labiau remiamės į fizinę sveikatą, mūsų fizinė sveikata triumfuoja, tai jūs galite save vertinti su nuo 1 iki 10 čia ir čia, o čia turiu kokį galbūt dvejetuką arba trejetuką. Puiku, žinot, kad čia reikia daugiau skirti dėmesio. Ir tai yra jūsų, kaip sakant, toks, kaip sakant, žmogus gali būti finansiškai laisvas, turi viską ir mašinas, bet nėra laimingas, nėra, kaip pavyzdys, nėra galbūt jo atsidavimo, nėra santykių ir taip toliau, to trūkumas. Tai čia toks gyvenimo ratas, jeigu mes žiūrime visus tuos dalykus ir, kaip sakant, dirbam ties tomis rytimis, kur galbūt kažkiek trūksta, pagerėja mūsų kokybė gyvenimo. Ir čia aš neburiu tiesiog iš minties, aš vėlgi buvau ir Tony Robbins, jeigu žinote, evente, ir absoliučiai visos saviugdos knygos remsis į dvasingumą. Ir pasimkite kokią norit knygą, pasibaigs dvasingumu. Tai turėkite omeny, kad tai yra kiekvieno sėkmingo žmogaus sėkmės dalis. Ir atviros ir atviros. Pakalbėsim dabar ties tom, kad mes, kai turime, kaip pavyzdys, energijos dažnį ir jeigu mes jaučiame, kai, pavyzdys, nuovargį, miglą arba vėlgi pyktį, energiją, tai įsivaizduokit, jūsų durys atsidaro vienam arba kitam. Ir negali būti, kad vienu kartu dirba. Tai jūs arba esate vėlgi uždarose duryse, arba atvirose duryse. Tai atviros durys, kai mes jaučiame vėlgi motivaciją, įkvėpimas, geriausia kūrybingumas, meilė, pasitikėjimas, energija, tas euforija. Ir jūs tą, kaip sakant, tam atverite duris. Ir tada atsiranda galimybės, atsiranda pasiūlymai, atsiranda paaukštinimai ir visa kita, nes jūs pritraukiat, tampate tą, pasakysiu, vibraciją, tas stotis. Bet jeigu esate kitoj pusėje, tai irgi realiai lygiai tas pats. Jūs tiesiog pakeitėt vėlgi dažnį. Ir čia nėra, kad, oi, man nesiseka, aš blogas žmogus. Ne, jūs tiesiog nesate išsikapanoję iš tos vėlgi srovės, stoties. Ir kadangi jūs esate toj stotyje, jūs gausite viskas, kas toje stotyje ir būna. Ir tam pakeisti arba pasikeisti savo situaciją, turite pakeisti būseną, turite pakeisti savo savijautą, iškelti save iš to į kitus lygius. Vėlgi duosiu užduotis, kaip tą padaryti. Bet jūs tiesiog suprasite, turi, kad visata, Dievas, jisai, vėlgi, kodėl yra tie, kaip pavyzdys, tie blogi dalykai gyvena. Nes natūraliai visata veikia tokiu principu. Žmogus turi būti, kaip jis, taip pasakysiu, Dievo pavidalu, kuris yra duodantis, gerbiantis, mylintis, padedantis. Ir tokiu būdu yra apdovanojimas. Jam grįžta ta pati energija atgal. Trigybai, dvigubai, kaip norėsit pasižiūrėti. Tas pats vyksta ir su negatyvumu. Negatyvumas, pyktis, blogis, karma ateina atgal tam žmonėm. Natūraliai tai nėra tiesiog aš noriu tą nubausti, o dėl to, kad you reap, you sow. Tai ką tu duodi, tu gauni atgal. Man atrodo labai tai paaiškina. Tai va. Ir kalbant apie sportą, ir galbūt aš taip pasakysiu, aš supratau savo atsidavimą ir savo galbūt entuziasmą ir savo pašaukimą sporte, mytybą, padėti kitiems žmonėms, nes bet kas jūsų sporte yra taip pat energija. Kaip ir minėjau, viskas yra energija.
Maistas taip pat, jinai nustatys jūsų energiją. Tai kodėl kartais būna, kai pavalgom kažkokį prastą maistą, jaučiamės lievai, atsisėdam ant ten sofitkas, pamiegot norim, pilvo pučia, raižo, sveikata, lygos atsiranda, nes tai tos maistas yra energija. Tai pavyzdys perdirbtas maistas, žema vibracija, žemos vibracijos skatintojai. Tai vėlgi ultra perdirbti, jie turi, kaip sakant, ir nuodų, turi ir tų, tų pridediklių, visokių chemikalų ir nenoriu labai čia skeptiškai, labai, kaip sakant, į kontroversijas eiti, bet maistas iš dalies yra sistemos dalis, kur žmonės specialiai tą sukuria, kad mums tiesiog nekiltų to vėlgi mūsų vibracijos, mūsų energijos, kurti ir daryti gerus dalykus, pavyzdžiui, pasaulyje, kad žmonės prabustų. Ir dėl to yra kūrimas tas maistas, visa kita, aišku, ir medija, ir televizorius, visą kitą, bet čia ne ta tema, aš čia labiau noriu jūs išmotivuoti ir užkurti, ok? Todėl reikia valgyti šviežią maistą, spalvotą maistą, visi vaisiai, daržovės, viskas, kas pagaminta iš pirmų rankų, yra aukščiausias vibracijos ir to dažnio, kaip sakant, nauda. Ir dėl to pilnavertis maistas yra tokio pas mane aukščiausiai skaliai. Aišku, galima pasilepinti viskas tuom gerai, bet jūs turite paklausti, kokio aš esu būsnoje. Ar aš teisingai valgau. Nes maisto pakeitimas pakeičia jūsų energiją, pakeičia jūsų savijautą, pakeičia jūsų pasitikėjimą, pakeičia jūsų pozityvumą. Nes virškinimas ir mūsų, vėlgi, žarnyno veikla yra antras pasaulis, kuris stato ir reguliuoja jūsų hormonus, reguliuoja jūsų nuotaiką, reguliuoja, ką mes, vėlgi, kaip gyvenam, ką mes turim, ką mes statom, kaip mes dirbam, kaip mes sportuojam. Ir vanduo taip pat. Dėl to vanduo, nutrition yra irgi mūsų, vėlgi, gyvybė. Čia gyvybės ženklas. Nes, kaip turbūt žinot, 78% žmonių yra sudaryta iš vandens. Tai va, dehidracija, sumažėjęs kognityvinis darbas, vėlgi prastesnė nuotaika, lėtesnis metabolizmas ir tai įtakoja. Ir vėlgi valgymas sąmoningai, negreitai tiesiog valgom, kad tai mums svarbu, kad mus tai kuria. Ir galbūt tai suteiks tokio geresnio požiūrio į maistą, kaip jūs renkatės maistą. Jūs galite pasirinkti, kokios aš noriu energijos, bet čia kalbam apie vibraciją, kokios aš noriu, ar aš noriu jausis paaukštintas, ar aš noriu būti pažemintas. Ir kai pažiūrėsim į maistą taip, nes jūs renkatės pasirinkimus, kas jums tai sukelia. Ir kuo maitini protą. Čia dabar yra kalbam į mūsų smegenų dietą. Teisingai, filmai, muzikos, knygai, socialiniai tinklai irgi yra energijos šaltiniai. Ir jie, kaip pavyzdys, atsikėlėt ryte, įsijungėt ekraną ir ten pasaulinis karas, bombonešiai, nesat ne tenais, jūsų ten nėra, bet ten rodo per televiziją, vėlgi kontroversija, žiūrėčiau, žinai, kad sukurtas specialiai gąsdinti žmonėmis ir taip toliau. Ir jūs visą dieną susiraukia. Bet jau man tai buvo, atsimenu, kai Ukrainoje karas prasidėjo, aš žiūrėdavau, skaitydavau ir realiai negatyvumas, toks liūdesys, toks užrištas, suspaustas, išbaugintas esu. Ir visą dieną toks grįždavau namo, pas vaikus, pas šeimą, toks kažkoks piktas. Ir vien dėl to net, realiai aš tai net nesu, bet esu paveiktas to. Tai ką mes valgom, ką mes skaitom, ką mes žiūrim, ką mes klausom, veikia mūsų radio stotį. Tai va, tai būkite labai atsargus, ką jūs žiūrite, ką jūs kaupiat, kokią informaciją, nes tai realiai viskas pakeis jūsų tą pačią jausmą, savijautą. Ir kai, pavyzdžiui, galvojat, kad jūsų nuotaika atsiranda tiesiog kažkaip atsirado arba kodėl visada būna viena gera, kita pikta arba liūdna, kita juokinga vis ir atrodo, norėčiau būti visada toks ir toks, ne? Aišku, yra tam šiek tiek praktikos, yra tam, kur reikia šiek tiek dirbti to, bet jūs natūraliai esate paveikti. Jūs reaguojat į aplinką, reaguojat į muziką, reaguojat į filmus, reaguojat į socialinius tinklus, reaguojat į knygas, vėlgi tą informaciją jūs reaguojate. Bet jeigu jūs būsit sąmoningi ir pasirinksite tam tikrus tinklus, tam tikrus vėlgi žinių šaltinius, kurie jums naudinga, kurie jums suteikia motivacijos, nes jūs pasirenkat sąmoningai, ką žiūrėsit, ką valgysit, ką klausysit, yra kur kas, ir tai nėra lengva, aš tikiu, yra visokie metodai reklamų ir taip toliau, bet galbūt šitai suteiks jums tiesiog kitokio požiūrio į kas kartą kažką žiūrėsit, nes filmai, vėlgi, jeigu žiūri smurtą, baimę, negatyvumą, piktą, vėlgi nacistinę, depresyvuotą muziką, piktą muziką, negatyvios temos, kur visi gąsdina, arba tas ir tas įvyko, pažiūrėk, tas 10 nužudytų žmonių, panašiai, va tokie dalykai, palyginimai, vėlgi, pavydas, smurtas. Tai čia yra jūsų pasirinkta pusė, kur jūs norite laikyti savo, vėlgi, tą žemiausią radijo stotį. Todėl, vėlgi, aš visada rekomenduoju rinktis tai, kas pakelia, įkvepia, paskatina tą patys įrengiai. Tai, vėlgi, žinai, žmonės man būna siunčia klientai, kad visokias nesąmonės žiūri ten Instagram'e ir aš būna jų paklausiu. Vėlgi, siekiant tam tikrų tikslų, ar tai būtų fitneso, ar sporto, ar sveikatos, ar vėlgi finansinį, reikia paklausti, ar mano informacija, kurią žiūriu, tam tarnauja. Ir visai paprastai suprasit, kas tą, ką žiūrite, ar jums tikrai tai naudinga. Vėlgi, ir
meditacija turbūt bus pats lengviausias ir pats, sakyčiau, efektyviausias, kas sutvarko labai daug dalykų. Jeigu nesate to darę arba skeptiški yra, kas kaip ir aš buvau, čia yra dalis, kur jums realiai nieko daryti nereikia. Čia absoliučiai tiesiog ne ta žodžio prasme, jums nieko per meditaciją nereikia daryti. Jūsų darbas ne kažką sukurti ar ten vizualizuoti, tai yra atskira dalis. Meditacija yra, kas išvalo jūsų, taip pasakysiu, šiukšlyną. Įsivaizduokit stiklinę vandens, čia pilna purvo ir yra, tarkim, jūsų mintis. Čia yra purvas, tai yra triukšmas pasaulio ir visų tų nesąmonių, ką tik išvardinau. Jūsų meditacija, ką daro, tai meditacija yra šlanga žarnos vandens ir pilama į tą patį padelį, kol padelis pasidaro skaidrus. Tai padelis yra jūsų smegenys ir jūsų mintys ir jūsų jausmai. Meditacija visą tai išplauna, nes kyla mintys jos metu, kyla visokie dalykai, tai čia yra geras ženklas, kad tai veikia. Ir tai tiesiog kaip kirminai eitų iš, vėlgi, tos stiklinės. Ir vienas pats efektyviausių, nes tai sumažina stresą, pakelia jūsų energiją, geresni santykiai, geresni rezultatai, sąmoningumo augimas, ryšys su kūrybingumas. Nes natūraliai, kai esate tuščias ir skaidrus puodelis vandens, jūsų, kaip pavyzdys, ta energijos šaltinis ir visata suteikia daugiau informacijos, esate labiau įkvėpti, turite gerų idėjų ir atrodo, o kokia gera idėja ir kaip aš čia sugalvoju, bet realiai mūsų supa, taip pasakysiu, informacijos tinklas, kai mes esame vėlgi susijungę su gera energija, aukštos vibracijos, vėlgi paminėsiu stotį, nes tai bus aktualiausia. Kai jūs esate aukščiausiai stotyje, jūs gaunate aukščiausios stoties bonusas ir dovanas. Tai yra pasiūlymai, įkvėpimai, žmonės ir pakalbėsiu apie tai, kad mes visi vieni esame. Ir tokiu būdu jūs, kaip sakant, supatės tarp pačių geriausių vaisių ir dovanų šitam gyvenime. Ir tai yra to tikslas - čia gyventi laimingiems, pasiturintiems, turtingiems, vėlgi sėkmingiems, padedantiems ir visa kita. Ir čia galbūt nuskambės kaip, o my god, čia toks tabu, bet taip ir yra. Bent jau čia mano tikėjimas ir aš perskaičiu tikrai nemažai knygų apie saviugdą ir tiesiog pasirinkau informaciją, kuri man aktualu, kurie man vėlgi pradėsiu padeda, nes aš nebuvau visada toks išminčius, ką aš dabar kalbu ir tą suprantu. Aš pasiėmiau tai, kas man aktualu, kas, tarsi, aišku ir aš suprantu tai ir aš tuo tikiu, kas svarbiausia. Nes jūs, kai klauso, turbūt bus momentas, kad, nežinau, biški kažkoks keistumas, arba rimtai, aš taip ir galvau, aš taip ir galvau. Jeigu taip yra, tai supraskite, kad taip visi galvoja. Tiesiog niekas nekalba apie tai. Ir vėlgi, kalbėkim su savim kaip su draugu. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas, tai savimėlė, savigarba ir kaip mes su savim šnekam. Tai saviugda, self-talk formulė yra tikrovė. Tai mes kaip su savim kalbam, tie patvirtinimai yra realybė. Taip pasakysiu. Tai jeigu jūs kada nors girdėjote apie, vėlgi, kvotacija, kur jeigu žmogus sako, kad aš galiu, jis greičiausiai gali. Jeigu žmogus sako, aš negaliu, greičiausiai jis negali. Negreičiausiai tai jis negali. Nes jūsų tikėjimas ir savo, kaip sakant, pasitikėjimo ūkdymas yra iš to, kaip mes susim kalbam. Ir kaip aš labai dažnai sakau savo visiems klientams, sakau, kalbėk apie save tik gerai arba nieko. Žodžiai prasidantys aš turi būti tik tai gerai arba nieko. Nes tai sadina sėklas. Ir kaip pavyzdžiui, vieną dieną pasakysiu, aš jaučiuosi tvirtas, aš jaučiuosi sveikas, aš jaučiuosi stiprus, aš jaučiuosi lieknas, aš jaučiuosi, kad aš progresuoju, aš jaučiuosi, kad mano gyvenimas eina į priekį ir aš jau dabar jaučiu, kaip man plaukai kyla ir mano ta stotis irgi kyla jau kartu. O kai kalbat, man nesigauna ir da. Ir kaip galvoti, jaučiatės? Ir kiekvienas dabar iš jūsų pagalvokit, dabar, jeigu taip su savim kalbat, kada paskutinį kartą apie save kažką negerą pasakėt, kokia buvo jūsų savijauta? Aukšta stotis buvo, ar tokia, žinai, reikėtų spyrę į subinę, kad nueičiau į salę. Tai va, tai nuo to ir pradėkit. Tai jeigu jūs turite taip mechaniškai save, jeigu pagaunat save tom mintims, nebauskit, nekaltinkit savęs dėl tų minčių, tiesiog pagaukit save taip galvojant ir pakeiskit į kitą to versiją. Kaip pavyzdys, man niekada nesiseka mesti svorio, aš visada tas svoris lieka. Jūs galite pakeisti, žinai ką, šį kartą bus kitaip. Man šį kartą yra žmonių, esu kaip aš, tokio pat svorio, tiek vaikų, jiems pavyks ir man. Va čia jau aukšta vibracija, va čia jau man patinka. Arba aš padarysiu taip, kad atrasiu galbūt žmogų, kuris man padės. Galbūt aš nežinau, bet yra žmogus, kuris žino ir aš jį atrasiu. Bam, viskas, pasikeitė ir to te reikia.
Tai va, pagaukit save, nesmerkite, o tiesiog pakeiskite ir nustokite apie save kalbėti blogai. Nes kaip jūs galite tikėtis iš kitų pagarbos, jeigu jūs savęs pačio negerbėt, arba nemylit savęs, arba nesirūpinat savimi. Tai jūs esate pats centrinis taškas prieš vyrą, prieš žmoną, prieš vaikus, rodantiems pirštą, jeigu tu, o tai kaip aš, ką aš darau, kaip aš elgiuosi, kaip aš kalbusim. Nes jeigu viduje jūs ten demonizuojate save, tai nesitikėkite, kad kiti žmonės jūs žiūrės kaip į angelą. Teisingai? Tai va, sąmoningumo suvokimas. Tai vėlgi čia conscious awareness, angliškas žodis yra kur super gale. Tai pastebėjimas, kaip ir minėjau, yra pats galingiausias dalykas jūsų dvasingume, nes kai jūs suprantat ir pagaunat, kaip ir minėjau apie tą žodžius su savim, kai jauti pyktį, stresą, pastebėkit tai, vėlgi, jokių smerkimų, savimėlė, ne? Aš maladės, aš gut, aš fainas, aš kietas, kad ir koks tai bebūtų žmogus, visada su savim gerai. Ir paskui pastebiu, kad jaučiu, vėlgi, to ar tą, tarkim, kai esate toje būsenoje, kad ir kokia nebebūtų, ir jeigu norit pakeisti tą būseną, supraskite savo būseną, aš jaučiu pyktį ir tai jau keičia būseną, nes jūs pastebėjote tai. Ir nuo to taško yra pasirinkimas tik tai į viršų. Teisingai. Ir rinktis sąmonį. O kas tada? Tai tu tada kontroliuoji, ką tu rinkėsi po to. Nes ta situacija, kurią tu susikūrei pats, pati. Ir gali rinktis, kaip reaguoti į tai. Tarp įvykio ir reakcijas yra tavo laisvė. Tai čia labai, kaip ir minėjau, geras pavyzdys, kai grįžtam į pačią pradžią, kai aš lyginau du žmonės. Visas situacijos ir reagavimas priklauso nuo jūsų ir kokia tai bus būsena. Ir kaip tai, vėlgi, paaiškinti paprasčiau, tai mus, kaip pavyzdys, supa tikrai dažni įvykiai, kurie nėra patys maloniausi, būkime atviri, bet ta reakcija į tai, teisingai, yra viskas, nes jūsų reakcija į tai yra absoliutus raktas, jūsų savijauta, būsena ir visa kita. Tai jeigu kažkas negerai atsitiko, reikėtų klausti, vėlgi, pastebėti tai, vėlgi, suprasti, kad tai įvyko, o ne ignoruoti ir galvoti, kad, kodėl man taip atsitiko, arba iš vis stengtis tai nustumti į šalį ir visiškai nieko nedaryti. Tai čia pats blogiausias dalykas. Reikia suprasti, kad tai vyksta dėl jūsų, vėlgi tai galbūt yra jums pamoka, kažką reikia pakeisti, kažką reikia daryti ir jeigu tai kartojasi, tai dar labiau, nes mes einam per tokią kaip ir mokyklą, mes einam per patirtis, kur norim kažką išmokti ir greičiausiai, kur mes patiriam vis dažniau tų pačių situacijų gyvenime, tai yra tiesiog neišmoktos pamokos. Ir vėlgi perkrauk, tai paklausyk savęs, ar šis jausmas man tarnauja. Tai ta būsena, kurią jūs jaučiat toje situacijoje, ar jinai man tarnauja. Netarnauja, nelabai, nenoriu būti šitoje būsenoje. Fine, ok. Tai kaip aš galėčiau pažiūrėti į tą situaciją iš kito kampo? Ir čia labai stiprus taškas. Tai jums bet kokiai situacijai, kuri pakelia kaip pavyzdys liūdėsi, ok, aš jaučiu liūdėsi, ok, pasižiūrim į šitą situaciją iš kito kampo. Vytautas sako, pažiūrėti iš kampo, ok. Kur čia pamoka, kas čia gero šitoje situacijoje? Ir tiek jums tai reikia, kad tikrai atrastumėt, ką gero, kas įvyko. Tebūnie duosiu savo tetą kaip pavyzdį. Okay, susirgo krūties vėžių, chemoterapijos, mes visi važiavom į klinikas, aišku, žiūrėjom, plaukai sklenka, aišku, yra tos ir baimės ir taip toliau, gyveno Airijoje 10 metų ir nusprendė, kad laikas vėlgi įsigydė. Eisiu prie gerosios, vėlgi tas vėžys, ta situacija, dirbo degaliniai, nepatenkinta darbu, stresas daug valandų, pinigai buvo, bet viskas vėlgi griūna. Ir tas vėžys, kaip jis būtų žmogui, sakys, žinai ką, mane nubaudė, aš nežinau kodėl, turbūt aš blogas, o jinai tiesiog paėmė, žinai ką, visada norėjau mokinti kitą šokti, arba norėjau daryti šokių klases. Ir gyvenimas per trumpas, darysiu dabar tai. Išvažiavo, Klaipėdoje dabar šustriausia, Kitano labas, jeigu žiūri, ir negalėčiau būti labiau taip pasakysiu, įkvėptas jos istorijas, kaip esu dabar ir didžiausia pagarba ir čia tiesiog vienintelis iš milijonų turbūt pavyzdžių visam gyvenime, kaip vyksta tokie dalykai mūsų gyvenime, kurie atrodo ir galėtų būti ir kažkaip čia ir bausmė, bet iš tikrųjų nėra bausmė, viskas vyksta dėl mūsų. Tai va. Dvasingumas ir fitneso kelias. Tai pradėsim nuo to, kad dvasinė būsena tiesiogiai keičia jūsų fitneso rezultatus. Okay? Tai ta būsena, ta energija, tai ir jėga, kad ir kaip mes žiūrėsim į visą tai iš išorinės pusės, vėlgi viršsvariai, visokie ten mūsų vėlgi psichinės problemas, bet tai yra dvasinės būsenos, kaip sakysiu, galbūt maistas, kaip į tai žiūrim. Okay? Tai vėlgi kūnas yra šventykla, vėlgi, kaip ir minėjau, mūsų maistas kelia mūsų energiją, jeigu tai yra pilnavertės, perduotas ir toliau. Ir kelia geresnę būseną, geresnę energiją, tai skatina geresnės emocijas ir mes tiesiog kiekvieną dieną renkamės dalykus, kurie mums skatina kelti tą, vėlgi, radijo stotį į viršų arba į žemę skatina. Tai jūsų pasirinkimas. Kiekvieną kartą. Ir absoliučiai kiekvieną kartą. Štai turite dabar būti labai
įkvėpti kiekvieną kartą turėti pasirinkimą, ok? Irgi mūsų mentalitetas, meditacijos stiprina protą, stiprina mūsų kognityvę reakciją, mūsų atmintį, mūsų įkvėpimus, kaip sakyt, atkuria mūsų minčių takus, kurie yra arba uždrumsti, daug triukšmo, arba tušti ir atviri geroms idėjoms. Vėlgi, geresnė energija, vėlgi aukšta vibracija, daugiau energijos, treniruotėms, mažiau, vėlgi, kortizolio, mažiau streso ir, kaip sakant, geresnis atsistatymas po sporto. Tikslai ir iš vidaus. Tai, pavyzdžiui, dvasiniai žmonės sportuoja dėl tikslų, vėlgi, turi ne tik iš baimės. Tai, pavyzdžiui, mano, vėlgi, sporto tikslai niekada nebuvo apie mane, aš žiūriu kaip įkvėpti savo ir klientus, ir įkvėpti savo vaikus, parodyti geriausią pavyzdį, sukurti bent jau iš savo pusės, aš žiūriu į kultūrizmą, kaip įkvėpti tėvus, kurie tebūnie nenaudoja kurie steroidų, bet gali padaryti geriausias formas. Ir aš noriu būti tas pavyzdys, kad darau tą su dviem ir trim vaikais. Ir pasiekiu gerų rezultatų, visada randu tam laiko, bent jau stengiuosi visą pasirodyti. Ir vėlgi aš užsivęs galėčiau čia nesustočiau, bet tas yra iš vidaus tikslas. Nepamirškite, kad jūsų tikslai nėra tik tai apie jūs. Jūs esate kažkieno dalis savo gyvenime, kam padėsite kažkur. Patrauksite, pastumsite į gerą. Tai jūs esate įrankis ir kitiems. Nepamirškite to. Ir disciplina kaip praktika. Tai vėlgi, kas medituoja. Ir aš, kai kalbu apie visus šitos dalykus, čia nėra, kad kartai į mėnesį padarau, jo, veikia, bet po to kažkaip dingsta. Čia yra kasdienis pasirinkimo, kiekviena diena yra nauja diena, už ką mes esame dėkingi, bet to atsikeliam gyvi, atsikeliam sveiki, kiekvieną dieną renkamės sąmoningai visus šitos veiksmus. Jūs turite kiekvieną dieną būti, kaip sakant, karys laukia, kad pagerintum ne tik savo gyvenimą, bet ir kitų gyvenimą. Tai prabundat ir renkatės tos dalykus ne šiaip savo, jūs renkatės, kad jūsų gyvenimas būtų geresnis. Teisingai? Nes dabar, jeigu žiūrėčiau į kamerą, sakyčiau, ar tu nori geresnio gyvenimo? Jau būtų tikrai keista, jeigu būtų atsakymas ne, nes kiekvienas to norim, teisingai. Bet ar kiekvienas tą renkamės iš visų šitų punktų, ką išvardinau? Ar visi kiekvienas renkasi žinių stotis? Ar kiekvienas renkasi, vėlgi, ką žiūrės per Instagramą? Ar kiekvienas renkasi geresnį maistą? Ar kiekvienas renkasi meditacijas ir taip toliau? Jūs turite visą kontrolę savo pasirinkimuose, ok? Ir holistinis požiūris. Tai vėlgi, nežiūrėkite viską kaip tiesiog mėsa ir kaulai. Ir žmonės visi blogi. Tai mes esame vienas ir tas pats. Okay? Tai mano kasdienės praktikos. Tai čia šiek tiek jums yra aišku sudaryta dažniausiai programose jau būna. Jūs turite kiekvieną savo ryto, taip pasakysiu, protokolus, kurie veikia aplink tai, bet iš biškai tokios paviršutiniškos pusės. Tai va, pirmiausia, tai aišku, ryto meditacija prieš telefonus, tai neturi būti valanda, dvi, tai užtrukti gali būti ir 10-20 minučių, okay? Prieš telefonus tiesiog leisti mintims atsilaisvinti, kur jūs, taip pasakysiu, paruošite savo lapą ir ten rašo dėkingumą, už ką esate dėkingi. Ir čia, kaip sakant, atidarot duris, kaip ir minėjau, tos atviros duris geriems jums dalykams gyvenime, ko jūs ieškote, ar tai energija, ar tai ta pati vėlgi savijauta, ar tai būtų pozityvumas, ar tai kūrybingumas, ar tai įkvėpimas, visa tai bus tose duryse. Okay? Afirmacijos, vizualizacijos, tai yra, bus jūsų turbūt aplink jūsų tikslus, teisingai, jeigu jūs esate su manim savo kelionėje, tai mes, aišku, stiprinam tą pusę. Nes greičiausiai, kurie žmonės yra programoje, tai jie iš savo gyvenimo rato suprato, kad mano fizinis paruošimas nėra 10-tukas ir man Vytautas yra čia, kad man jis padėtų tą padaryti. Tai mes dėl to ir stengiamės tą labiau paaštrinti. Tai tos afirmacijos, vėlgi, aš noriu būti ir toks, aš esu toks ir visa kita. Skaitimas, tai vėlgi savęs ugdymas ir minčių maitinimas. Tai knygas, kurias skaitot, irgi informacija susijusi su tais galbūt tikslais. Noriu išmokti, kaip išlaikyti įpročius. Tai vėlgi atominiai įpročiai, knyga, vaizdys. Ir judėjimas kaip meditacija. Tai kūnas, kaip ir minėjau, yra energija. Ir kūnas prasivaikšto, vėlgi kraujotaka, tai paskirsto mūsų kūnui vėlgi energiją į mūsų taškus, kodėl padarė ten, tarkim, jogas ir visokius lankstumo, mobilumo pramonės, jaučiatės puikiai. Pagerėja kraujotaka ir įsivaikšto tą energiją, nes kūnas vėlgi įsitų kaip yra energija. O vakare tiesiog pasižiūrėti, tebūnie tie išbandymai, kurie buvo, jeigu įvyko, atsižiūrėti ir, buvo tas ir tas, ar išmokau kažką iš šitos situacijos. Tikrai buvo nemaloni, bet tebūnie, koks Vytas sakė, pažiūrėti iš kito kampo, nes kaip aš reaguoju tą situaciją ir viskas. Ir tiesiog kas vakarą pakeisti savo mintis. Niekada, ir čia labai svarbu, niekada neikite miegoti su stresu, negatyviomis mintis, su pykčiu, su nerimu.
tebūnie su santykiais, su savo antra pusė, visada susitaikot, pasibučiuojat, aš buvau kaltas, kalta, kad ir kaip sunku būtų, bet žiūrėk, yra kaip yra, atsiprašau, pasikašiavau, arba kodėl tas įvyko man, užsirašot, padarykit man dampikį, išrašykit, pamedituokit, kad ir kas tai būtų, kad nes naktį, kai miegat, tas yra langas marinato. Tu marinuojatės arba, vėlgi atsiprašant, šūdę, ar marinuotės gerose emocijose. Pasirinkimas. Tai va, ir čia galbūt vėlgi paliksiu skaidrės, galėsit pasirinkti, tai čia yra podcastai, kuriuos jeigu mėgstat klausyti ir galvot, ką aš galėčiau klausyti, kas gerai. Tai vėlgi Joe Rogan, On Purpose, Jim Sherry, Tim Ferriss, tai čia vėlgi, sakiau, kaip sakant, Tim Ferriss, Huband, pasižiūrėsit School of Greatness, Abraham Hicks, čia tokie, kur susideda tie dvasiniai visokie ir labai visi žmonės, kur sėkmingi pasaulio žmonės, kurie tą daro. Tai klausimas, žinai, to, ko man čia reikia, aš nieko neverčiu, jums nieko nereikia daryti, aišku, bet jeigu nori tikrai gero gyvenimo ir tikrai pilnavertiško gyvenimo, tai yra tiesiog raktai į tai. Ir kiekvienas žmogus sėkmingas tą patį pasakytų. Tai va, vėlgi, kaip ir minėjau, paliksiu jums šitą skaidrės, galėsiu sugrįžti, pasirinkti ir knygos, kurias aš skaičiau, kurios tiesiog superinės yra knygos pradėti nuo kažko, jeigu nesat skaitę, klausyti. Ir čia, kur tiesiog suteiksiu sąmoningumo, tikėjimo apie finansus, meilę, laimę, pinigus, rutinas, įpročius, vėlgi ir visa kita, kas labai svarbu. Ir visos jos būrė ties tom, kad mes esame dvasingi žmonės. Vėlgi, tos žodis galbūt tiesiog keistokas, bet vėlgi čia ne apie religiją, kaip minėjau. Čia nėra, kad čia apie jūs, jūsų gyvenimą, jūsų pasirinkimus ir jūsų ryšį su pasauliu ir su kitais žmonėmis. Ir mes, vėlgi, užbaigsiu, kad mes visi esame viena. Mano tikėjimas vėlgi yra tas, kad mes esam čia kaip žmonės, kad viens kitam padėtumėm. Teisingai? Tai jūs duoti galite kitam daugiau, kai patys turi daugiau. Niekada neminizuokit, nelaukit stebuklų, susikurkit savo gyvenimą tokį, kokį norit, o kai dažniausiai žmonės turi visko, ko jiems reikia ir daugiau pradeda duoti kitiems. Ir tai normali schema, bet prasideda nuo to, jog turite save užpildyti, save užkurti, save užtarnauti, savo duoti, savo uždirbti, savo paprošti, bet su dalim, kad aišku, mintim, kad jūs padėsite kitiems. Teisingai? Nes kai mes duodam, mes gaunam atgal. Tai va, ir mes, kaip sakant, įsivaizduokit, gavot idėją, sakot, noriu padaryti tą ar tą, noriu turėti ir tą. Kaip jūs manot, kiek yra šansų, kad be jokio žmogaus absoliučiai pasaulyje tai įvyks, ką jūs norite? Greičiausiai 0%. Tai ką tai reiškia? Reiškia, kad ir koks tikslas bebūtų, ką norėtumėt pasiekti savo pasaulį, kad ir ką nori padaryti savo gyvenime, reikalingi žmonės, todėl atsiprašant, nustokit šikti ant kitų, nežinokit, kad jie yra taip pat jūsų dalis, jūsų tikslų ir norų. Tai tas yra labai gerai pasakyta, kur jokio smerkimo kitiems žmonėms. Visi eina per savo kelionę, per savo pamokas ir tiesiog jiems reikia atleisti ir jiems reikia suprasti, kad mes patys darom klaidų ir kiti daro klaidas ir tebūnie jie išmoksi savo klaidų. Nuo šiol vėlgi tiek kiek apie save tik tai gerai arba nieko, taip ir apie kitus. Nes visi perina per vieną tą patį. O visi žmonės yra tam, kad padėtų mums gyventi patį geriausią savo gyvenimą. Ir ateina, kaip pavyzdys, kai pradedat vėlgi atleisti žmonėms, kai pradedat mylėti kitus, pradedat rūpintis kitais. Jūsų, kaip sakys, tikslai arba norai, tebūnie tai fiziški daiktai, tebūnie tai dvasiniai daiktai, tebūnie tai verslas, kad ir kas tai būtų, ateis žmonės, nes jie jaučia jūsų radio stotį, jie nori jums padėti, mes visi norim jums padėti, aš noriu jums padėti, tai dėl to mes esam čia, todėl reikia viens kitą prižiūrėti ir kaip padedant kitiem padedi savo, kaip padedi kitiem padedi savo ir kai kenti kitam kenti savo, čia nieko kitaip ir nėra. Ir čia nėra filosofija, čia tiesiog fizika. Taip ir veikia tos visatos dažniai. Okay? Visata kaip mokytoja. Ir jūs einat arba per geras, vėlgi išmoksit savo pamokas, arba neišmoksit. Empatija, kaip ir minėjau, meilė, jausmas kitam, džiaugsmas, esi tu priimtas labiausiai. Tada stipriausia ta energija, tu aukščiausiai zonoje, nes tu nori padėti. Kaip, pavyzdžiui, aš susikūriau savo tokį, kaip ir, taip pasakysiu, aukojimo slonikiuką. Kas kartą įmetu vieną kitą pinigėlį į slonikiuką ir kas mėnesį nueinu, tebūnie benami nuperku sumuštinį arba matau, kad ten, tarkim, mano, pavyzdžiui, ten upės gelbėtojų komanda labai sunkiai dirbo, vėlgi ten nieko negauna, jie gauna žmonių, tai tam tebūnie. Bet man tai patinka, nes tai yra pagalba kitiems, teisingai. Ir ten euras 2 į savaitę arba ten keli kažkam atiduot, o jums tai sugrįžta kur kas daugiau. Ir čia yra stipru. Tai va, bet vėlgi aš turėjau ateiti iki tam tokio tikro etapo, kad tai suprasčiau, kad tai vėlgi tos knygos, ką aš čia kalbu. Ir myli save, gali mylėti kitus. Čia turbūt labai stiprus, nes jeigu tu savęs nemyli, tu negali mylėti kitų. Čia tas pats kaip ieškau santykių, nenoriu būti tai profesionalas, specialistas, psichologas, bet dažniausiai galbūt žmonės, kurie neturi gerų santykių arba sunku surasti santykius
su kitais, sukurti šeimą su kitais. Ir dažniausiai, čia aplamai kalbant, visur yra vidinė problema, kur žmonės savęs galbūt negerbė, savęs nemyli. Ir jeigu yra santykis, dažniausiai yra ir smurto atsiranda, nes savigarba yra maža ir toleruojamas tas dalykas yra. Ir aš vėlgi nekalbu tikrai iš, nenoriu nieko sujemti, didžiausia pagarba, bet tas vidinis balsas ir savimylė yra viskas į tai, ką mes savo gausim. Nes jūs gaunate tai, ką nusipelno. Ir jeigu mūsų nuotaika arba mūsų jausmai apie save yra žemi, mes dažniausiai gausim žemos vėlgi stoties, kad ir kaip bebūtų, vėlgi tas dovanas. Ir tai gali būti vėlgi, kaip ir sakiau, smurtas, pasikeitę santykiai, neįsilaikę santykiai. Tai turite žiūrėti iš savęs kaip iš aukščiausios pusės. Okay? Kai tu esi tuščias ar tuščia, tu nieko negali duoti ir negali kitais rūpintis. Svarbiausia savim pirma. Savimėlės, savistiprė, čia tos iš geriausios, aukščiausios kategorijos turim žiūrėti. Tai taip kuri savo realybę. Okay? Tai dėmesys, kur nukreiptas, kur jūs kaupia dėmesį, kaip ir minėjau, durys, atviros, uždaros yra mūsų raktas į sėkmę. Dėl to aš stengiuosi iš savo darbo tai pertikti geriausias emocijas, vėlgi, kaip ir sakiau, į vibraciją ties per maistą, per mąstymą, per sportą, nes tai yra mano dovana, motivacija turbūt, jeigu dabar klausot, greičiausiai galvot, wow, šiurpai eina, arba jaučiu kažkas geros emocijos iš Vytauto ateina, tai supraskite, kad čia yra mano pašaukimas padėti jums. Jūs esate čia dėl to nebereikalo ir dėl to aš noriu prabudinti jūs ir sukelti jums geriausią energiją, kad jūs būtumėt toj galbūt radio stotyje, kur jums viskas ateina. Ar aš visiems absoliučiai žiūrintiems, kurie žiūri šitą video, linkiu jums sėkmės, linkiu jums pinigų, linkiu jums sveikatos, linkiu jums meilės, linkiu visko, kas jums gyvenime tik tai norisi pasimti ir turėti tai savo. Okay? Su mintim, kad ir tada galiu duoti kitam. Ir aš visada tokią filosofiją dabar ir gyvenu ir nežiūriu atgal. Ir man, ta prasme, gyvenime, aišku, visokio būna, bet visada randu, kur padėkoti, visada randu, ką vėlgi pasidžiaugti ir ką vėlgi atrasti dar geresnių gyvenimo dalykų. Ir ieškoti ir žaisti šitą žaidimą iš tos, kad mes visi esame žaidėjai, tiesiog gerbėm vieni kitus, mylime vieni kitus ir tokiu būdu pamatysit, kaip gyvenimas visai kitaip žaidžiasi. Nes pasakysiu atvirai, nuo 2022 tik tai tokią filosofiją pradėjau gyventi. Tikrai nebuvo anksčiau. Ir iki tol taško buvau labai žemai, žemiausiai vibracijai, kurioje galėjo būti. Ir 4 metus dabar tiesiog, kaip sakant, žaidžiu žaidimą gyvenimas visai kitų požiūrių. Tai va, jūs esate kūrėjai, tai va, trukos dėsnis, tai veikia visiems. Jūs nesate išskirtiniai, tai vėlgi tu esi kūrėjas, tavo mintys, jausmai, signalas visatai. Okay? Tai jūsų mintys, būsena visada nesprendžia, jie atspindi, ką jūs vėlgi vibruojate, kaip jūs jaučiate, kokioje stotyje esate. Ir taip pritraukite. Jūs esate pats galingiausias kūrėjas. Klausykit, tikėkit ir leiskit. Tai vėlgi čia kalbam apie tu nori to, ko nori, tikėti, kad tai įmanoma. Leist tam ateiti. Tai čia kaip norėti yra viena, bet jausi, kad esi vėlgi to vertas, savivertė. Tai jūs, kaip sakant, pritrauksite tos dalykus. Nes jeigu jūs kažko norit nuoširdžiai, greičiausiai tai gavot. Ir pagalvokit apie tai, ką jau turite savo gyvenime ir iš kokios pusės, galbūt iš vidaus atėjo tie daiktai. Ir jausmas yra kompasas. Priminsiu, kad jūsų dabartinė būsena paklaus, kaip aš jaučiuosi? Taip jaučiuosi. Ir čia viskas keičiasi. Jausmas yra, kaip sakant, jūsų didžiausias dovana keisti kažką. Ir nesmerkti savęs, jeigu norit kažką pakeisti ir vėlgi užtrunka laiko, viskas gerai. Tai yra tiesiog pamoka ir visi per tą perėm. Svarbiausia suprasti savo jausmus ir svarbiausia mokėti pakeisti tą būseną, kurioje jūs esate, su sąmoningumu. Okay? Tai šiandienos jūsų veiksmai pradedant. Jeigu, aišku, visiškai tai, ką papasakoju, nieko jums nereiškia, viskas gerai. Aš duodu informaciją tiems, kuriems galbūt tai yra naudinga ir tie nori klausytis. Ir pasakysiu taip, kad jeigu darysit šitos dalykus kasdien, ne šiaip kažkada, o tiesiog biški laiko skirti kiekvieną dieną. Ir tai nebūtina raštu, bet gali būti ir žodžiu, ir vėlgi, tebūnė kaip tai būtų, bet rasti tam laiko, kur susijungiat savo tikrą tą versiją, kur esate vėlgi dėkingi, kur esate kūrybingi, kur esate mylintys, rūpinantis ir tebūnė, kad ir kas gyvenime vykstų, atrandat gerasias to pusės pamokas ir išmokstate iš jų. Okay? Tai nes čia nėra teorija. Tai kasdienė praktika ir ką galiu rekomenduoti padaryti tai, kas veikia. Vėlgi, ką aš jums duodu yra vienas dalykas, bet pabandyti, matot, kad veikia, padeda, tą ir naudokit. Jeigu kažkas neveikia, nepadeda, nenaudokit. Okay? Tai vėlgi meditacija, dėkingumas, refleksija,
vėlgi klausytis, ar tai knyga atsiras, podcastą, mašinai klausytis važiuojant kažko auginančio, stebėk, vėlgi, kaip kalbi su savim, sportuok sąmoningai, visada žinau, kad vėlgi esi įkvėpimas kitiems. Tebūnė kokio tu esi formoje, kiekvienas žmogus, kur pradeda sportuoti, jų ratas draugų yra paveiktas, jų šeimos ratas yra paveiktas. Tu storas, plonas, drūtas, kietas, ryškus, nesvarbu. Aš milijoną turiu kiekvieno kliento istorijų, kur jų šeimos rate kažkas įvyksta, dinamika pasikeičia ir žmonės įkvėpi ir dar milijonai kitų, kurie net nieko nesako apie tai, nes pamatė, kad Jolanta sportuoja, aš irgi turiu sportuoti. Jolantos kojos didelės. Tai va, jūs esate tas įkvėpimas, tai tą žinokit. Ir kiekvienas savęs paras, ar mano durys atviros šiandien. Kokam? Jūsų geriausiam gyvenimui. Tai va, buvo naudinga, palikite klausimų, paliksiu šitą webinarą jums pasižiūrėti ir kaip visada, čia buvo toks vienintelis, sakyčiau, man asmeniškai ir smagus ir naudingas. Ir čia viską absoliučiai, ką kursiu, ką dalinsiu, sujungta į būtent tai, ką šiuo metu dalinuosi. Tai va, ačiū.